Radijo namai, tai labai gerai. Radijo namai, tai labai gerai. Labą dieną, aš esu Agūna ir šiandien aš pristatau savo močiutę, nes su ja kalbėsiu, jinai yra daržininkė. Pasakykite, kaip tapote daržininkė? Tai aš netapau, aš visą laiką myliu augalus, labai myliu gamtą, daug joje laiko praleidžiu toje gamtoje. Man labai patinka būti, nes aš joje labai ilsiuosi ir augalai man labai daug padeda, gerų emocijų suteikia. Kodėl jūs pamanėt, kad jūs mėgstat augalus? Tu, kad aš visada su jais draugauju ir prisiliečiu prie jų viską pati. Sodinu, daug gėlyčių auginu, labai myliu gėles, bet labai mėgstu ir įvairias daržovės, o mano daržovės labai noriai valgo mano anūkėlės. Aguona su gilė, tai aš jų prieauginu ir man malonumas, ir man tos daržovės dar visiems daug teikia skanumo. Agurkėliai mūsų tokie užauga saldus, kad niekur tokie nebūna skanų. Kada pradėjo patikti augalai? Augalai man patinka nuo pat mano jaunystės, visada mes gamtoje. Mano tėveliai turėjo sodą labai gražų ir mes ten vaikystėje į tą sodą važiuodavom per savo atostogėles, reikėdavo važiuoti braškes nuskinti, morkų išrauti ir mes su sese Rasa visada važiuodavom tų augalų skinti ir taip išmokom tuos augalus mylėti ir džiaugtis jais. Tai va. Ar nuo pati, kai jūs buvot lėliukas mėgstat, ar nuo kai buvot... Tai kai ne lėliukas, Agonėlė, 6. kai buvau iš pradžių, tai žinai, kai buvau 6, ten mes nelabai man ten kas patiko, nes reikėjo dirbti. Reikėjo daug padirbėti, kad ką nors užauginti. Tai mes visada priešindavomės, mes nežinojom, ar tai mes norim. Bet paskui, kai tu jau paaugi ir subręsti tavo protas, tu supranti, kad su tais augalais tau labai gera ir smagu. Ką daro sodininkė? Sodininkas labai sodina visko daug. Aš, pavyzdžiui, man pats mylimiausias sode darbas yra sodinti. Man labai patinka sodinti visus daigelius, visus augalėlius, sukišti į žemę. Aš dabar sodinau gėles į vazonus. Tai aš tiesiog poilsis man. Iš pačio ankstyvo ryto aš jau susodinau, paliejau. Ir toks smagumas vis ateinu į šiltnamį, bet pasižiūriu, kaip tie augalėliai. Kiek laiko užtrunka užauginti pomidorą? O, čia tai mokslas. Aš pomidorus jau auginu kaip gėles, nes man labai su jais patinka užsiimti. Aš pomidorus auginu nuo mažiausios sėklytės iki daigo, putų tą daigelį į šiltnamį, o dar mėgstu ir lauke pasodinti. Tai užtrunka, Agonėlė, pradėjus pavyzdžiui kovo mėnesį, ir tada Liepos mėnesį arba rugpjūčio pradžioje būna tik pirmieji pomidorai. Tai kiek čia tų mėnesių mes galėtumėm suskaičiuoti? Kovas, balandis, gegužė, birželis, Liepa, rugpjūtis. Tai va, 5 mėnesius reikia mums auginti, kad mes gautumėm skaniuosius pomidorus. O jie tokie skanūs. Ką reikia duoti pomidorui, kad augtų? Pirmiausia, tai auga pomidorai žemėje. Tai pomidorus reikia, pirmiausia, tai močiutė augina pomidorus su meilė didelė. Pirmiausia, reikia meilės, rūpesčio, tada labai reikia kantrybės nemažai. Tada reikia žemės. Į žemelę pasodinti, šilumos, saulės, vandens. Ir tada turim pomidorą. O kas yra smidras? Čia tokia labai šauni daržovė.
kurią visi labai mėgstam. Labai, jinai turi daug visokių mineralinių, daug medžiagų ir labai skani. Ir labai močiutė Laimutė daug jūs augina, nes tai yra daržovė, kuri tokia biškį tinginiauti gali. Pasodinai ir paskui džiaugiesi tais taigeliais. Bet jinai labai šalčio bijo. Ar tiesa, kad jinai per žiemą būna žemė? Taip, visą žiemoja ir labai gerai peržiemoja ir nebijo šalčių, tik pavasarį bijo šalunų. O dabar pas mus šalta ir kaip tas šaltis juos kamuoja, šiaip smidras užauga per 2-3 dienukės, bet kadangi dabar šalta, tai ir po 3 ir 4 neužauga. Ar bijote ar jų šalmų? Nemalonu, nes mums labai reikia dirbti daug ir čia viską uždangstyti. Jeigu norim dar ką nors užauginti, tai norim anūkiais, kad pasivaišintų, tai reikia daug pasidarbuoti. Bet anūkėlis irgi nori mums patalkina atvažiavę. Taip. Ačiū. Radijo namai. Tai labai gerai. Radijo namai. Tai labai gerai.